Vienas mano mokinys ilgą laiką galvojo, kad sakiniai let go ir let's go yra visiškai vienodi ir anglų kalboje reiškia tą patį. Ar jūs suprantate, kuo jie skiriasi? Visų pirma, pasižiūrėkime atidžiau į veiksmažodį let. Pagrindinė šio žodžio reikšmė yra leisti teisingai. Kaip tarkime legendinėje grupės The Beatles dainoje Let it be, pažodžiui leisk tam būti. Taigi, jeigu sakote let go, reiškia prašote leisti eiti arba paprasčiau tariant paleisti. Jeigu noriu, kad paleistų mane, sakysiu let me go. Jeigu, tarkime, prašau, kad juos paleistų, sakysiu let them go ir taip toliau. Na gerai, o ką tokiu atveju reiškia let's go? Čia iš tikrųjų yra pasislėpęs objektinis įvardis us, mus, mums. Pilna sakinio versija būtų let us go, eime, einam. Kai angliškai sakoma let's, tai visada reiškia raginimą, ką daryti kartu. Mes taip gramatiškai žymime liepiamąją nuosaką. O let's gali eiti bet koks kitas veiksmažodis pagrindinėje formoje. Let's see, pažiūrėkime. Let's do it, padarykime tai. Todėl let anglų kalboje reiškia leisti, o let's žymi raginimą ir liepiamąją nuosaką. Namų darbams išverskite anglų kalbos sakinį leisk man tai padaryti. Lauksiu jūsų atsakymo komentaruose.